Sveiki. Noriu su jumis pasidalinti keletą dalykų, kurie man be galo svarbus. Norėčiau su jumis pasidalinti mintimis apie muziką ir dainas. Esu labai savotiškai palaimintas iš tos pusės, kad gyvai pažįstu mano beveik visus mylimiausius lietuviškus atlikėjus. Be galo esu dėkingas dievams, perkūnui ir visiems kitiems už mano pažintį su Laurita Peleniūtė. Lietuvių liaudies folko man asmeniškai pačiu gražiausiu balsu. Ir būtent Laurita mane ir išmokė tos drąsos dainuoti. Laurita buvo tas žmogus, kuri ten visaip mane įkvėpė, padrąsino. Ir kai jinai pasako savo istorijas apie savo viskiausius iššūkius scenose ir taip toliau, apie savo gebėjimą įterpti sutartinės į bet kokią muziką, man tas dalykas taip sužavėjo. Ir galbūt antras dalykas, kas yra labai svarbu, tai bendraujant su tokia žvaigžde, gyvai atsiranda toksai lygiavertiškumo jausmas. Aš net nesilyginu su jos gebėjimu dainuoti, bet apie tą tokį... Mes kažkaip galvojam, kad žvaigždės tai yra kažkas tai ten, toli, aukštai, ypatingo. Bet kai bendraujam gyvai, mes suprantam, kad yra tiesiog žmonės, kurie patiria visą tą patį spektrą emocijų, kaip ir baimė, ir pasimetimas, ir nežinia, ir abejonės, ir taip toliau. Tai vat Laurita buvo tas žmogus, kuri mane supažindino su tuo. Ir aš galbūt išsklaidžiau tas savo iliuzijas apie tai, kad žvaigždės yra kažkokie ypatingi. Tai yra tiesiog žmonės. Jis mane prijaukino prie savęs. Mes kalbėdavom daug visokiausių temų. Net vykdavo ir į Norvegiją, į Bergeną. Ir įsiveldavo visokiausius mano crazy projektus, kuriuos aš tenais organizuodavau. Tuo pačiu Debesų pievoje Laurita labai dažnai lankosi. Ir jos buvimas taip pat apjungia visą tą masę, apjungia žmonės. Ir esu dėkingas už kiekvieną jos apsilankymą. Tai va, sekantis žmogus, kuris iš muzikos pasaulio, lietuviškos muzikos pasaulio, man yra labai reikšmingas ir greičiausiai pats net neįtarė to. Bet greičiausiai jis neįtarė labai daug dalykų. Bet čia tokia jau yra žmogiškoji esmė. Mes neįtarėm, mes net nežinome, kiek daug dalykų mes darome ir kokie mes esame svarbus ir reikalingi. Taigi, antroji vietoje norėčiau savo gyvenime paminėti Andrių Mamontovą, nes tai yra žmogus, kuris kaip paauglystėje aš buvau visiškai pasimetęs ir nesugebantis suformuluoti savo jausmų, kas vyksta mano galvoje. Tai vat Andrius Mamontovas su savo tekstais man kažkaip tai tas kryptis davė. Aš klausydavausi jo dainų, kai man būdavo žiauriai kažką. Ir jo dainos tokios kaip Laužo šviesa, paskutinis traukinys, kaip perplauksi upė, žvakių šviesoje. Jos tarytum formavo, padėjo man suformuoti mano gebėjimą reikštis. Taip, ir tas visas dalykas, kai tu dainuoji tas dainas kaip mantras, jos tau tampa tarytum kažkokia tavo realybės dalimi. Ir būtent Andriaus Mamontovo dainos man padėjo išlipti iš mano tų tamsių tokių šešėlių. Ir šiaip tai aš buvau labai toksai tikrai sudėtingas paauglys ir mano mamai reikėtų skirti ne vieną medalį turbūt už tai, kad sugebėjo mane kažkaip tai užauginti per visą šitą reikalą. Ir kad papasako dar didesnį tokį dalyką, kiek aš buvau visas labai ne kažką, tai vienas iš tokių mano keistų dalykų, kurias aš tada paauglystėje darydavau, tai savęs žalojimas. Ir mano visas šitos tatuiruotėmis užmaskuotos rankos rėžas buvo iš tikrųjų yra sukapotas, randuotas ir tatuiruotė yra būtent tam, kad paslėpti visus tuos randus
kad žmonės neuždavinėtų durnų klausimų, nes teko ne kartą išgirsti tokius dalykus, kai prieina žmogus, pamato randus, sako, tu ką, debilas, čia tipo žudėjais. Ir tada aš žiūriu, tu žmonės galvo, kodėl aš turėčiau aiškintis kažką tai ir kaip. Tai vat pasidariau tatuiruotę, neliko klausimų. O tie, kurie žino, jie turi kažkaip tai suvokimo neklausti tų dalykų, jeigu tu nesi man artimas žmogus, jeigu tu nežinai, apie ką tu kalbi, geriau patylėk. Tai va. Aš buvau ant tokio lygio komplikuotas, savo galų nepasidariau įvairiais būdais. Ir vat Andriaus Mamontovo dainos, jos tarytum kažkoks tai toksai šaltinis, kuris tekėdavo per mano sąmonę ir man padėjo išsilaikyti šitam pasaulyje. Jokie psichologai man nepadėjo, jokie ten dar kitokie guru. Nebuvo nieko, kas galėtų man padėti. Tuo metu tai yra ne dėl to, kad ten neegzistavo tie žmonės. Tiesiog tai buvo taip, kad mano paauglystė, tai 95 metai ir 2000, tai yra toksai periodas, kai kryptis pas psichiatrus, psichologus buvo gėda. Tai reiškia, kad tau įrašys kažką, tada tu vairavimo teisų negausi ten darbų visokiausių. Ir iš tikrųjų mes visi tie paaugliai, kurie tenais savo rankas žalodavomės, mes niekada nesikreipdavome kažkur tai. Bet vat, ačiū Dievui, buvo Andriaus Mamontovo tekstai, kurie kažkaip tai formuodavo tas mintis. Jeigu vien tik durnų minčių debesis yra, tai kažkaip klausaisi Mamontovo ir tada jisai įneša kažką tai švaraus, adekvataus, kad galbūt dar tas paskutinis traukinys laukia ir kad galbūt žvakių šviesoje, kur tiek daug veidų su kaukėmis vaikštančių mes randame savo tikruosius veidus. Tas man padėjo kažkaip tai išlikti. Ir esu labai dėkingas likimui, kad Lietuva turi Andrių Mamontovą ir jo dainas. Ir kaip minėjau, man tai buvo pati didžiausia terapija. Ir mano akise Andrius yra vienas iš tokių nuostabiausių mano paauglystės laikų psichoterapeutų, pats net neįtardamas turbūt to dalyko. Nors teko ten girdėti, kai jis didžiavo, beras per knygų mugę jis pasakojo apie tai, kaip didžiavo kažkokiam tai kanale radijo. Ir ten su vienu žmogum visą naktį prašnekėjo, ar ten kelias valandas prašnekėjo ir tas žmogus nenusižudė. Tai Andrius turbūt yra, žino, suvokia tai, kad jis turi tas savybės ir labai gerbiu šitą muzikantą, atlikėją, žmogų, asmenybę. Ir ačiū Dievui, kad jis egzistuoja. Tai trečia atlikėja yra Jurgita Šeduikytė. Jurgitos Šeduikytės tekstai, jie yra tokie pagaunantis dėmesį ir kai tu klausaisi, tu jauti, kaip tavo protas siūbuoja, ne? Ta prasme, kaip jinai dainuoja tokius, naudoja savo tekstuose tokius labai kontrastingus žodžius, kaip degantis vanduo, arba mėnuliai akise ir taip toliau. Tai vat jos daina, pavyzdžiui, Nebijok, aš atsimenu, kai važiuoju savanoriauti kalėjimus, mėgstu klausytis būtent Jurgitos Šeduikytės laidos, kuri vadina Lipti stogai su Jurga. Ir tenais būtent tie žodžiai, mes su tavim nebijom tamsos, kaip tenais plauk. Mes su tavim įsiklausyti balsą tamsos, lipti stogai. Mes turim naktį drąsos įsiklausyti į balsą tamsos. Taip pat, kai aš atvažiuoju į kalėjimą ir yra tas balsas tamsos, tai visi nuteistieji su savo tokiu, žinai. Ir tuo metu žiūrėti į tą visą jų negatyvą ir bandyti žiūrėti kontūrus, kokios ten sielos slepiasi, kokie ten neišpildyti vaikų troškimai, skausmai slepiasi, kad visa tai atvedė juos į tokius pasirinkimus, kurie buvo padaryti ir jie dėl to atsidūrė kalėjimuose. Tai esu be galo dėkingas irgi likimui, kad egzistuoja tokia kaip Jurgita Šeduikytė, su savo dainomis kaip Saulė vandenį, Koralų pasaka, šis kosmosas, tai kažkokia meditacija, kur kiekvieną kartą mane ištaško prie žalio vandens.
Ir taip, aš žinau, kai mes su jie gyvai šnekėjome apie kai kurias dainas, nes aktų neįsivaizduoju, kas ten vyko mano emociniam pasauliui. Taip, mes visi tai išgyvenam ir aš labai esu dėkingas Jurgitai už tai, kad jinai pasidalino su mumis visais savo tais išgyvenimais, atverdama taip gražiai, meniškai ir pateikdama tai kaip kažkokią viltį, už kurios gali užsikabinti visi tokie pasimetę ir einantis per panašius išgyvenimus žmonės. Ir tai yra irgi žmogus, kurio tiek kūrybą aš labai gerbiu ir labai džiaugiuosi, kad egzistuoja Lietuvoje ir labai džiaugiuosi už visus, kurie jos klausosi ir domisi jos veiklomis. Ir ketvirta atlikėja, kurią aš sugebėjau atrasti ne per seniausiai, labai turbūt keistai nuskambės, bet aš ją atradau tik tais prieš mėnesį, kažkur tai, jeigu gal ne prieš pusantro tik tais, Gabrielė Vilkickytė. Ir toks absurdas, kad kai kurie žmonės sako, žiūrėk, jinai jau žvaigždė, o kur aš buvau, kaip aš taip sugebėjau jos nepastebėti visame tame pasaulyje, plačiam medijos. Tai va, atradau aš ją neperseniausiai ir jos tekstai man visiškai ištaškė. Jos troleibusas, tada viena širdies, tada nusijuoksiu, tada mažas rūpentujėlis. Klausaisi tų visų tekstų ir tarytum tai apie mane, tarytum apie mano tą visą komplikuotumą, tą tokį kažkokį tai neteisiškumą, neteisinguškumą, pasimetimą, buvimą tokio šitam pasaulyje. Ir tuo pačiu tai pasako, kad it's okay, tu turi teisę būti toks, koks tu esi, atsilūpęs, nesuprastas. Ir mūsų tokių yra ne vienas ir nedaug, dėl to, ne vienas ir ne du. Vienas ir nedaug. Kas nesąmonė sakau. Taigi, ir jos koncertas dabar vyks birželio 19 dieną. Ir mes Debesų pievos visą komandą atvarysim į tą koncertą, nes tai yra labai labai pieviški tekstai. Vat klausaisi ir tu girdi tą priėmimą visokių tokių keistų žmonių. Ir manau, smagiausia dalis šito koncerto bus tame, kad į šitą koncertą su jais, kaip ir į Debesų pievą, būtent to paties tipo žmonės. Nes, ta prasme, turbūt visi sutiksite su tuo, kad Gabrielės tekstai yra labai savotiški. Ir tiems, kuriems patinka popsas arba kitokie ten kažkokie kūriniai, kur ten labai viskas aišku ir logiška, jie turbūt nelabai supranta jos tekstuose nieko gero ir tada jie geriau varys ten, kur yra tokie tiesiog keisti mano požiūrį tekstai, logiški, kurie tiesiog kaip kokie žiniasklaidos kanalo interpretacijos. O man yra labai patinka, kai muzika paliečia širdį, sielą ir tada klausaisi ir tarytum visas pasaulis išnyksta ir tu nori būti tame tekste, nori žinoti tas dainas ir tu esi tarptų žmonių tame rate, kurie vertina būtent šitą stilių. Ir ta visa energija, kuri susikaupia šitoje atmosferoje, yra labai kosminė. Aš atsimenu, čia dabar buvo neperseniausiai Andriaus Mamontovo, čia buvo prieš keletą mėnesių, koncertas ant Gedimino pilies kalno. Ir jisai vyko su ausinėmis. Visi buvo su bliututinėmis ausinėmis ir realiai tikro garso nieks negirdėjo. Dėl to, kad viskas buvo ten pagal susitarimą, kad garsas nesklistų po visą miestą, buvo viskas su ausinėmis. Ir aš atsimenu tą visą momentą, kaip vienas iš organizatorių sakė, o tu pabandyk vidury koncertų nusimti ausinės ir pasiklausyti aplinkui dainuojančių žmonių. Aš taip galvoju, įdomus variantas. Ir aš prisimenu tą dalyką padaryti ir koncertų metu nusiėmiau ausinės ir tu girdi, kaip ta visa minia dainuoja tas dainas. Ir tu supranti, kad visa ta minia turi labai panašias vertybės, labai panašius tikrumo dalykus, kas yra jiems aktualu. Ir tai yra tas visas atskaitos taškas, iš kurio jie paskui eina per pasaulį ir mato dalykus ir daro veiklas ir taip toliau. Tai va, tai labai laukiu Gabrielės koncerto birželio 19 dieną. Ir taip, va, Lorita Peleniūtė, Andrius Mamontovas, Jurgita Šeduikytė ir Gabrielė Vilkickytė. Tai yra
tie atlikėjai Lietuvoje, kurie man tiesiog glosto širdį ir aš labai juos vertinu. Ir manau, kad klausantis visų tų dainų, tarytum savo širdies sustruktūrizuoja kažkokie mantros, tiesos, vertybių, muzikinį, kūrybinį foną, kuris padeda bristi per visokiausias sunkias akimirkas. Tada jūs neprivalote aš klausyti to, ką aš klausausi, bet man asmeniškai tai yra visi tie atlikėjai daugiau kaip terapeutai, nors jie save vadina muzikantais, atlikėjais, artistais. Ir tai yra iš tikrųjų dovana Lietuvai. Tai va, dar kartą didžiulė padėka jums visiems ir naudokitės. Jų muzikos yra pilna ir YouTube, ir Spotify, ir visur kitur. Galite ir ten tos albumus jų pirkti ir taip toliau. Ir tiesiog užpildyti savo erdvę jų muziką, nes tai yra gėris. Tai formuoja mūsų mintis, kaip mantros, kai kartoji jų tekstus, taiga kažkas tai gero pradeda vykti tiek mūsų smegenyse, tiek mūsų širdise, tiek mumise ir mūsų aplinkoje. Ir ypač, kai eini į tokių žmonių koncertus ir randi tą visą publiką, tą visą bendraminčių būrį. Tai va, o Laurita Peleniūtė dar daro tokius folko pasidainavimus, kur žmonės gali ateiti, mokytis tų visų sutartinių, kas yra visiškas magiškas dalykas, kai visa minia daro tas visas sutartinės, atitartinės ir tada yra toksai, na, žinot, tai reikia patirti. Mano pasakymai skambės visiškai nykiai palyginus su tuo, kas vyksta su žmonėmis, kurie patiria tas visas sutartinės. Tai va, kaip sakant, yra gražus tokie instrumentai, kurie yra prieinami visiems ir naudokitės, puoškit savo gyvenimą, vasara jau visiškai už kampo ir laikas jau atėjo gerai nuotaikai, gerai savijautai ir jūs galite pasirūpinti patys savimi, klausydamasi visų šitų atlikėjų muzikos ir dainų. Ir kas atvyks į Gabrielės koncertą, galimai mes galėsim susitikti ir netgi apsikabinti ir drauge dainuoti jos dainas. Būti viename ir tame pačiame. Tai va, tai tiek. Gerai, iki.